Kai buvau vaikas ir tas voveraites parduodavau, man realus klausimas kildavo, kodėl jos yra pigesnės po lietaus. Šita knygutė suteiks tą atsakymą. Knygos išleidimą galima sėti su Lietuvos banko, turbūt atliktų to tyrimu apie finansinį raštingumą. Tie rezultatai mus nuliūdino, nes iš tikrųjų Estijoje situacija žymiai geresnė. Su pinigais visos tos temos kiekvieną dieną mus liečia ir turbūt šiandien ne vienas pagalvojam, pirkti, nepirkti, gal pataupyti. Man tikrai patiko, kad labai plati knyga ir jūs tikrai pasistengėt labai daug sudėti sąvokų ekonominių, kadangi irgi bendrauju ir su mokytojais, kurie dėsto ekonomiką, tai visi vienareikšmiškai sako, kad nėra net tokios kaip ir geros mokomosios medžiagos. Mokytojai iš esmės pasirenka patys, kaip moko. Mes pavyzdį, kurį girdėjome, tai su Prime limonadu. Taip. Tada ir išmokiau, kas paklas ar pas. Tai kodėl jo kaina nukrito, nežinau. Kai kurios temos yra tikrai labai sudėtingos ten vaikams, bet mes leidome savo žengti tą tokį ekstra žingsnį, galbūt 1 iš 10 vaikų užsikabins ir jam patiks, bet tam, kuriam patiks labai. Sveika VAF bendruomenė. Šį kartą mūsų tinklalaidės erdvėje iš studijos Saulėtekė 9 turim keletą išskirtinių ir labai šaunių svečių, kadangi vasara laikotarpis labai fainas prisiminti skaitymą ir knygas. Turime porą knygų autorių šiandien savo erdvėje, savo laidoje. Tai sveiki Rosvaldai, sveiki Agne. Taip pat turime Jūratę, mūsų fakulteto profesorę, kuri įvertins šios knygos turinį ir pristatys pagrindinius dalykus, kas jai turbūt rėžia į galvą, turbūt iš tų visų momentų knygos. Tai Agne ir Rosvaldai, būtų labai malonu, kad jūs pristatytumėt savo knygutę, papasakotumėt apie ją ir jos priešistorę. Tai priešistorė knygutės yra labai tam tikrą prasme įkvempinti, nes mes galime turbūt kažkaip ir parodyti prieš kamerą, jeigu pavyktų. Mes ją pradėjome rašyti ne dėl to, neišskirtinai dėl to, kad turėjome tikslą parašyti vaikams knygutę apie ekonomiką, bet dėl to, kad atėjo įkvėpimas tiesiog. Ir tas įkvėpimas atėjo istorijos išgirstos forma. Tai per Kalėdas prieš 2 metus mama papasakojo apie istoriją iš mano vaikystės. Tai kaime, Bugonių kaime, kur be veiksmas knygutės ir vyksta, aš dingau, manęs visi ieškojo, visi, ta prasme, tikrai rimtai ieškojo, kaimynus kvietė, ežerė ieškojo, galbūt net nuskendau ir po 15 turbūt valandų rado už 3 maždaug kilometrų, sakė, ir aš buvau su kiaule, su paršiuku ir rykšte rankoje. Tai man buvo 3-4 metai maždaug ir tada su Agne pradėjom šnekėti tą istoriją, išgirdę, apie ką galėjo kalbėti tada tas berniukas, aš jaunasis su paršiuku. Tai taip, tikriausiai mažasis Rosvaldukas su paršeliu kalbėjo ekonomiką, tokia pirma mintis. Tai jo, tokia profesiškai suvedėm ir tada suvedėm su apskritai kaimo veiklomis. Tai vaikystėje rinkdavom voveraites, jas veždavom parduoti, tai pagrindinis veiksmas apie tai ir yra. Ir kai buvau vaikas ir tas voveraites parduodavau, man realus klausimas kildavo, kodėl jos yra pigesnės po lietaus. Ir ten prieš lietų jau matydavau dangus niaukėsi, tai tėtį spausdavau, skaičiau, važiuojam greičiau, parduodam tas voveraites, nes jos pigesnės bus. Ir nieks man to atsakymo tada nesuteikė aiškaus, kodėl. Tai vat, šita knygutė suteiks tą atsakymą, tikiuosi. Mažajam Rosvaldukui. Ja. Ir jų atitikmenims. Nes aš truputį iš pradžių galvoju, galbūt čia fiksinis tas kaimas yra, bet pasirodo, bet yra ir tokia priešistorė. Knygos išleidimą galima sėti su Lietuvos banko, turbūt atliktų to tyrimu apie finansinį raštingumą ir turbūt tapo dar vienu akstinu tiesiog kažką tokio išleisti, inicijuoti. Būtent konkrečiai tas tyrimas ir jo rezultatai buvo toks antrinis postumis, nes galvojom galbūt tiesiog kaip meninę išraišką savo, bet tada po to tyrimo galvojom, kad ne, galbūt visgi ne tik savo. Tikrai taip ir turbūt tūlam lietuviui įdomu,
kaip sekasi pasilyginus su Tūlu Latviu ar tai Estu. Tai iš tikrųjų tie rezultatai mus nuliūdino, nes pirma tokia, taip sakant, akies užmetimas ir buvo pasilyginimai tarp Baltijos šalių. Tai iš tikrųjų Estijoje situacija žymiai geresnė, pagal ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tą metodiką parengtame tyrime, tai jie yra aukščiau vidurkio dalyvavusių šalių. Tuo tarpu mes kartu su Latvijais esam žemiau, tai kas vidurkis yra apie beveik 63%, tai Lietuvos atveju turim 56%, ne tik tai surinkę iš finansinio raštingumo. Raštingų žmonių, ar ne dalis? Ne, čia tiesiog indeksinė vertė yra pagal metodiką, tai mes 5-6 balai. Taip, ir nuolatos tenai periodiškai vis pakartoja tą tyrimą. Tai paskutinis berods buvo 2015 atliktas, dabar turim 2023 metų duomenis. Tai tas rezultatas irgi taip palyginus taip pat pablogėjo ženkliai ir tas indeksas, žinoma, susidaro iš kelių dalių. Tai vienas grynai finansinis raštingumas, paskiau kaip vertinate patį savo finansinę būklę, na ir skaitmeninis finansinis raštingumas. Tai būtent ta dalis, kur buvo finansinio raštingumo žinios, tai labai pablogėjo, kažkas gal 19% net visų prastėjo. Tai visą tai, dar pamatėm tą tyrimą, tiesiog atrodo, tada dar tokia paskata tai knygutį galvoju vis kirbėjo, kad galbūt būtų ir šiaip, tarp kitko, pagal tą tyrimą daugiau žmonių savo žinias neigiamai vertina nei teigiamai Lietuvoje finansinio raštingumo būtent. Tai jūs manot, kad čia galėtų būti toks pirmas žingsnis vaikui po truputį įeiti į tą visą procesą finansinio raštingumo? Man dar kilo klausimas, kaip jūs atsirinkinėjot tą terminiją, koks vyko procesas, kaip galvojat, kaip tiesiog tas kūrybinis procesas vyko iš tikrųjų. Tai mes tiesiog svarstėm ir kalbėjom apie veiklas kaime ir jas jungiam su ekonomikos koncepcijom kažkokiam ir terminais. Ir tiesiog taip dėliojom pagal tikras veiklas, tikras užsiėmimus, jungiam su tikrom koncepcijom. Ir tiesą pasakius, turiu pasakyti, apskritai kaime, šiaip ūkininkavimas, toks nebūtinai kaimas, sakykime, gyvenimas, bet kaip ūkininkavimas yra labai smarkiai susijęs su ekonomika ir net nebūtinai su finansais, bet būtent ekonomika kaip ekonomika. Tai taip ir dėliojame. Kai kurios temos yra tikrai labai sudėtingos ten vaikams, bet mes leidome savo žengti tą tokį ekstra žingsnį, galbūt 1 iš 10 vaikų užsikabins ir jam patiks, bet tam, kuriam patiks labai. Ir dalį temų, kurias jau parašėm, nusprendėm, kad visgi yra per sudėtingos, gale išmetėme. Gal dabar darytume šiek tiek gailimės, gal dėl to, taip. Antrą dalį. Tai apie antrą dalį dar turbūt pašnekėsim, nes turbūt to nesibaigs. Teko pristatyti knygutę keletoj mokyklų, tai tikrai labai likom nustebinti, nes, ten tokia, kaip čia pasakyti, traukiamasis tas pristatymas su vaikais buvo diskusijoje ir panašiai. Tai ta prasme, trečiokai žino, kas yra paklausa, tai likom tikrai labai nustebinti ir net pagalvom, tikrai galėjom palikti ir tas sudėtingasis turbūt temas. Šiek tiek išmušė iš vėžių, nes taip... Tai čia tie raštingimai. Retoriškai vaikų paklausėm, uždavėm retorinį klausimą, bet jie tiesiog konkretų atsakymą davė, čia paklausa yra, čia pasiūla. Tai dabar jo, ir kai kurios temos taip pat iš vaikystės atėjo, tai šiek tiek mano vaikystėje su miestelių turgumi yra susijus, tai irgi kodėl kai kurios prekės ten grūdai, pavyzdžiui, ta konkurencija jausdavosi, bet žmonės, kurie pardavinėdavo kažką unikalesnį, kainas kitokias galėdavo jau nusistatyti. Tai tie klausimai kildavo jau tada, taip tos temos ir susidėliojo. Nes turgus turbūt, aš atsimenu, ir pačiam yra tekę, kai augau Klaipėdoje, tai netoli senojo turgaus gyvenau, tai tikrai turbūt pirmieji ekonominiai pradmenys turbūt iš ten atėjo, net sakyčiau, nes tu reaguoji kokie orai, kas užauga ten sode, neužauga, tada tu žiūri, kas kaip dėliojasi, matai suaugusius, kaip jie ten derasi dėl kainų ir panašiai. Tai buvo toks pirmas, sakyčiau, iš mano pusės. Jūrate, jūs perskaitėt knygą? Perskaičiau, taip. Ir
kokie jausmai, kokie įspūdžiai, ar turit kažkokių pastebėjimų, kas turbūt labiausiai akcentuotino, kas užkliuvo galbūt autoriai šalia yra. Tai man tikrai patiko, kad labai plati knyga ir jūs tikrai pasistengėt labai daug sudėti sąvokų ekonominių, kurios iš tikrųjų yra tokios, nevartojame su kiekvieną dieną, ten pasiūla paklausa, gal rinka mums labiau, tokia girdėta sąvoka, bet ten yra tos įvairiausios rinkų formos. Ir aš taip pat dar, kadangi ekonomistė, tai paskaičiavau, kiek ten yra tų sąvokų, tai gal ten virš 20 suskaičiavau ir iš tikrųjų jos taip man pasirodė labai paprastai ir suprantamai pristatytas ir taip pasirodė, kaip būtų koks mikroekonomikos pirmo kurso vadovėlis maždaug, nes maždaug mes ir sustojam ties vyriausiam rinkos formom ir tada jau prasideda kiti dalykai. Tai iš tikrųjų labai, labai traukia. Ir gal dar toksai kitas pastebėjimas buvo, turiu gal vieną pastebėjimą ir klausimą, tai man gal ta dalis, kuri labiausiai strigo, tai apie turgelį, kur jūs ten minėjote, kad ten galime nusipirkti ir visko, ko reikia ir nereikia. Tai vad galvoju, kokios jėgos sutraukia į tą pirkimą, ko nereikia. Tai va čia apie tą patį žmogų gal kažką irgi pasako, ar ne? Ar kaip jūs, ar čia tiesiog šiaip pajuokaut norėjot, ar gal vis dėlto čia ta dalis, kur tie ekonominiai dėsniai ir nesuveikia, ar ne, kur tas racionalus žmogus gal iš tikrųjų. Ne, mes galbūt taip jau labai negalvojam apie žmogaus psichologiją perkant, bet dabar, kaip paminėjau, taip, galbūt tai yra tiesiog iliustracija apie racionalų išlaidumą ir pinigų leidimą. Tai šitą dabar ateityje naudosime. Nes man ir pasirodė, kad Kaziukas yra toks racionalus labai žmogus, klauso, aišku, Paršiuko, kuris irgi yra tas, ar ne, racionalus žmogus, ir paskui ta dalis apie turgelius suintrigavo. Ir turbūt kas dar taip užstrigo, kad jūs dažnai paminėt laimę, kad iš tikrųjų, kad kaip tikslas mums yra būti, tapti laimingais. Ir ta pabaiga knygos, kaip jūs ją sugalvojate apie tą dviratį, kad Kaziukui vis dėlto neteko taupyti turbūt ir ten tų voveraičių kelias vasaras rinkti. Kaip kas čia... Koks čia ekonomistas. Ta pabaiga šiek tiek kitokia buvo, ar mintis buvo kitokia. Tai pabaigos mintis yra, kad visgi laimė nebūtinai yra išreiškiama pinigais ar ekonominiu kažkokiu matu, bet laimė tiesiog laimė gali būti dviračio turėjimas, galbūt kažkam tapymas yra laimė ir tai ekonominiais terminais nelabai gali išversti konkrečiais, bet tai vis tiek yra laimė. Visiškai sutinku. Ir turbūt, ir tas išlaidavimas, kartais jis būna neracionalus, bet gal svarbu kitą kartą ne viską skaičiuoti, o leisti savo, pasidžiaugti, kad turbūt yra dienų, kur mes galime, ar ne, turbūt nuo tų ekonominių dėsnių. Ir šiek tiek tokį gavom kažkada pastebėjimą dėl galo, kuris man irgi šiek tiek patiko, tai sako, biškį šiek tiek atsvaros kapitalizmui buvo. Tai aš irgi pagalvojau, kad šiek tiek buvo tas nukreipimas nuo tos klasikinės, ar ne, kaip sakyt, mes mikroekonomikos, kaip mes irgi mokomės universitete tos pagrindus, tai ten mikroekonomika, makroekonomika, ta klasikinė tokia ekonomika, o paskui jau einam į elgsenos ekonomikos dalykus ir visokius rinkų neracionalumus ir panašiai. Tai man patiko, kad tų užuomazgų buvo jūsų knygoje. Bet tiesą pasakius, ten vis tiek yra tam tikri matai, kaip sakot, lietuviškai utility būtų, kiek tau suteikia, tai vis tiek tam tikrus matus naudoja. Taip. Tai laimė turbūt visgi yra išreiškiama ir ekonomika. Mes viską įvertinam pinigais. Taip, tai labai smagu, kad tokie leidiniai iš vis pasirodo, nes pas mus visgi yra tas finansinis raštingumas tikrai, pripažinkim, apleistas, kiek tu domiesi papildomai, tiek tu susirandi informacijos, tiek tu išmanai tas procesus ir kartais šeimose, ypač vaikams ta informacija dažnai pro ausis praeina arba jinai nebūna išdėstoma kažkaip adekvačiai, sakykime taip. Šiaip jūs jau turėjot nemažai turbūt ir vizitų skirtingose organizacijose, mokyklose, televizijoje buvot.
Kokias reakcijas sulaukėt apie knygą? Turbūt jau kuris laikas ją turbūt ir platinat. Ir koks yra feedbackas, sakykime, taip šios knygos? Ar gaunat labai daug kritikos, ar kaip tik labai daug pagirimo žodžių? Po kol kas stebėtinai pozityviai priimama. Pozityviau, net taip nuoširdžiai pasakysiu, pozityviau šiek tiek nei tikėjomės. Gauname kartais įžvalgų, kurių mes ten nepalikome, kas yra labai, ta prasme, šiaip labai gerai. Kas giliai skaito. Mes džiaugiamės tuo. Pozityvūs labai atsiliepimai apie iliustracijas yra. Ypač iš vaikų. Labai atkreipia dėmesį į tai, kad su dirbtiniu intelektu darytos iliustracijos. Dar tik tais labai vieną dalyką dar atkreipiau dėmesį. Čia jūsų turbūt gyvūnas. Taip, čia mūsų gyvūnas. Tai jisai turbūt irgi kaip iliustracija šitai knygai. Jo, apie gyvūną bus galima papasakot irgi šiek tiek, bet atsiliepimai iš esmės pozityvūs tikrai yra. Kas dar nustebino, kad pozityvūs atsiliepimai yra ir iš vyresnių žmonių, kurie skaitė, tiesiog kurie norėjo susipažinti, sakykime, su ekonomika. Ir kas labai širdį man asmeniškai paglostė, tai iš akademikų, kurie yra akademikai ne ekonomikoje, iš jų atsiliepimai buvo teigiami. Taip. Tai šituo džiaugiamės. O šuniukas yra vardu Babič. Tai yra kroatiškos vynuogės pavadinimas. Veislė. Ir koks jo santykis su ekonomika ir finansiniu raštingumu? Jo santykiai yra su laiptais. Tai mes jau knygutės paskutinėse stadijose leidimo mokėm mūsų šuniuką lipti nuo laiptų, nes jis labai bijojo. Ir tai reikėjo tą pirmą žingsnį išspausti iš jo. Ir kai tas pirmas žingsnis buvo išspaustas, grinai, ir mes labai pasisekėm, mes pagavom jo, nufotografavom. Čia grinai jo pats pirmas žingsnis yra nuo laiptų. Bet tą pirmą žingsnį žengusis viskas, nuo jų bėgiojo, šokinėjo, ta prasme, ir ta baimė dingo. Tai tiesiog tokį gavom... Kaip intencija, kad tiesiog čia pirmasis finansinis žingsnis. Taip, tokia gavom iliustraciją. Svarbos pirmo žingsnio. Ir bijoti žengti. Taip, nes klaidų darom turbūt visi, svarbu, tai nebijoti ir to pasimokyti. Tai šiaip, kadangi mes čia taip smagiai, bet kažkaip visiems norėtųsi tą finansinį raštingumą, tą problemą kažkiek akcentuoti ir Jūratė, manau, irgi papildys jūs abu. Tai apskritai, kokia, manot, yra problema finansinio raštingumo turbūt Lietuvoje? Turbūt negalima žiūrėti vien iš vaikų perspektyvos, tai faktas, kad vaikai mokosi nuolatos, bet tėvai irgi turbūt kažkokios informacijos neperduoda. Kokios yra spragos, ką galima būtų padaryti ir nuo ko būtų galima atsispirti? Knygutė taip turbūt yra vienas momentas, bet galbūt galima kažką daugiau padaryti ir suteikti. Tai kaip minėjote, ir atlikti Lietuvos banko tyrimo duomenis ir ne tik jie, aplamai spaudoj matom begalę įvairiausių straipsnių susijusių su žmonėmis, kurie nukentėjo, tarkim, nuo finansinių sukčių ir panašiai. Tai ką mes matom pasiekmes, taip? Tai mūsų pati mintis ir su knygutė būtų, kad gal reikėtų nespręsti, tai aišku, reikia spręsti tas pasiekmes, bet reikia žiūrėti ir į priežastis, kodėl taip gaunas. Tai nepaslaptis, kad visi įgūdžiai ir ne tik, tarkim, dantukų valymasis, bet ir finansinio, tarkim, raštingumo, jie formuojasi vaikystėje. Tai reikėtų pradėti nuo mažumės formuoti tą finansinį raštingumą ir tada galėsim išvengti daug įvairiausių problemų. O kaip minėjot, dėl pasiūlymų, kas yra negerai, tai turbūt pagrindinis toks dalykas yra, kad trūksta švietimo įstaigose tokio sistemingo ir struktūrizuoto pažiūrėjimo į šią problemą. Vyksta įvairių pavienių iniciatyvų, viena mokykla rengia kažkokį renginį, ar tai knygutė išeina, Bet reiktų visą tai turbūt stengtis sistemingai padaryti ir nepalikti nuošaly mokyklose finansinio raštingumo temos. Žinoma, nekvestionuojam ten matematikos, chemijos, reikalingumo, žinoma, reikia, bet nepamiršti ir to finansinio raštingumo, nes vis tiek
turbūt gamindami vakarienę retas susimastom, kiek ten butano dujų išskiria šilumos viryklė, arba ten prisimenam matematikos teoremas statydami namą, ne? Bet su pinigais visos tos temos kiekvieną dieną mus liečia ir turbūt šiandien ne vienas pagalvojam, pirkti, nepirkti, gal pataupyti, čia gal, taip sakant, biudžetą reikia pasiplanuoti, ne? Tai lydi mus kiekvieną dieną, tad tikrai šios temos, manau, nereikėtų nuvertinti. Ir dėl įgūdžių formavimo vaikystėje, įskaitant finansinio raštingumo, tai nėra taip, kad mes sugalvojom, kad tai yra svarbu, tai yra aibė tyrimų, kurių mes žiūrėjom ir iš esmės didžioji dauguma sako, kad tie įgūdžiai turi būti formuojami vaikystėje. Plus pasaulis dabar labai smarkiai keičiasi, tai dabar pavedimą užtrunka padaryti ten 3 sekundės ir per iki 11 sekundžių tas pavedimas viskas dingsta. Tai čia irgi reiktų dar į vienos knygutės su skaitmeniniu finansiniu raštingumu. Taip. Jūratė, pati auginat mažųjų, kiek žinau. Taip, 2. Tai visiems esate ekonomistė, suprantat procesus. Taip, aš irgi sutikčiau, ką jau ir paminėt, kad tie įgūdžiai turbūt formuojasi šeimoje, kiek šeimoje kalbama apie finansus ir taupimą, manau, kas vaikams aktualu, nes aš, kadangi turiu 2 vaikus, tai galiu palyginti, vienas labai taupus ir supranta, kad tas taupimas ateityje duos daugiau naudos, o dukra yra atvirkščiai, kuri gali ten, ką turi, tą ir išleisti ir dar iš taupyklės pasims. Tai irgi, tai ir patys vaikai labai skirtingi ir matyti, ir tie būdai auklėjimo turi būti skirtingi. O kas liečia dėl tos pačios edukacijos mokyklose, tai, kadangi irgi bendrauju ir su mokytojais, kurie dėsto ekonomiką, tai visi vienareikšmiškai sako, kad nėra net tokios kaip ir geros mokomosios medžiagos. Jeigu yra medžiaga, tai jinai gal daugiau pritaikyta vyresnio amžiaus vaikams, tarkim, tiems pradinukams gal net nėra tokios ir literatūros prieinamos. Ir dar gal ką aš pasakyčiau, kad šita knygutė yra daugiau apie tą ekonominį raštingumą. Tas finansinis raštingumas yra truputį, kitaip matuojamas, tai daugiau yra investicijos, infliacijos ir palūkanų normos. Tai čia matomai galėtų būti tas knygos tęsinys jau apie tos kitus, ar ne? Antrą dalį jau. Tas ekonominis, dažnai naudojamas žodžius, bet iš tikrųjų, dar dėl to paties finansinio raštingumo, kodėl jisai mažas, tai tyrimai rodo, kad jisai yra mažas šalise, kur žmonės yra mažai išsilavinę, taip pat moterų finansinis raštingumas yra mažesnis ir, aišku, neturtingose šalise, kur, aišku, tų pinigų turbūt ir taip nėra. Tai aš vis tiek galvoju, kad Lietuvoje jisai turėtų augti. Turiu tokią viltį, nes išsilavinusių žmonių daugėja, kurie baigia universitetą. Taip pat moterų irgi išsilavinimas aukštas, tai ir tų santaupų daugėja, tai manau žmonės natūraliai turėtų kažkaip domėtis. Labai konkretų faktą galiu pasakyti, bent prieš porą metų, kai tikrinau, vis dar galiojo, tai Lietuvoje moterys buvo labiausiai išsilavinusios moterys Europoje. Ir čia naujas tyrimas. Ir dėl ko, čia nesusijęs faktas, bet dėl ko man tai įdomu buvo, kad Lietuva buvo antra pagal gyvenimo trukmę, antra blogiausia po Latvijos. Tai buvo neigiama koreliacija tarp išsilavinimo. Bet moterų, man atrodo, yra daug ilgesnė nei vyrų. Ir ten, manau, moteris neatsilieka labai nuo Europos to vidurkio. Man šiaip dabar jūs kalbėjot visi 3 ir man šiaip tokiam, kur žmogus biški atitolęs ir atkeliavęs visai nesenai dirbti į fakultetą ekonomikos klausimus. Ar apskritai mokykloje tas ekonominis / finansinis dėmuo ne per vėlai pradedamas dėstyti ir kažkaip diegiamas vaikams? Nes taip yra tam tikrų leidinių kažkas, bet ar jau tai nėra truputį jau per vėlai daroma, įvedinėjama į visą tą procesą? Aš truputį plačiau gal pažiūrėsiu ir mes ką iš mokytojų girdim, tai kad reikėtų tokio didesnio perkrovimo apskritai sistemos. Nes ekonomikos ir finansų mokyti reikia, bet dabar jie yra ant viršaus visko, kas taip yra pilietiškumo pamokos, dar kažkokios pamokos. Tai reiktų tokios bendros perkrovos ir tada jau po tos perkrovos reikėtų anksčiau dėti finansinį raštingumą ir ekonomiką. Taip.
Nesakau, ta prasme, mes turime, regis vakar laikė 12-okai ekonomikos ir verslumo egzaminą. Aš kiek pamenu iš mokyklos laikų, tai tas ekonomikos dėmuo tikrai atsirado gal 9 klasėje, iš tikrųjų iki tol nebuvo. Tai visada man kilo tas klausimas, kodėl taip vėlai, kodėl mes neįvedinėjom anksčiau vaikų, kad suprasti, nes mes turim spragą švietime ir kažkaip jos neužlopam. Dabar jau šiaip įvedinėja. Jo, dabar jau laikai pradinukus. keičiasi. Tik vėl tai yra kažkur labai pamesta dalis visam, daug triukšmo ir tai yra viena dalis to triukšmo. Kad taip, dabar ekonomika, ten kartu dėstama su verslumu, ten viskas dabar apjungta ir nėra to vieno sprendimo, kiek suprantu, nes vieni anksčiau pradeda mokytis, kiti vėliau. Bet nėra tos vienos turbūt programos, jeigu aš gerai suprantu. Nėra. Mokytojai iš esmės pasirenka patys, kaip moko. Mes pavyzdį, kurį girdėjome, tai su Prime limonadu. Taip. Tada ir išmokė, vaikas paklas ar pas. Tai kodėl jo kaina nukrito? Nežinau. Būtent. Bet šį dar turiu pasakyti, aš kai buvau mokykloje, tai ekonomikos mokytojas su pupo saldainė mus mokė, pasirinko mokinį ir jam davė vis po vieną saldainį. Ir sako, kaip šitą vertini ten 10-baliai sistemoje. Ir tas balas mažėt pradėjo, tai sako, čia mažėjantis ribinis naudingumas. Tai viena knyga jau yra. Ar čia pirmoji jūsų knyga abiejų išleista? Taip. Tai logiškas klausimas būtų, kas toliau? Ar turit kažkokių planų, ar turit kažkokią viziją? Aišku, dabar galbūt dar anksti kažkaip dėliotis visus tos kūrybinius darbus ir galbūt dar net nėra gimus idėja. Bet galbūt esat pasvarstę, gal norėtumėt antrą išleisti knygą. Kokias yra? Tai mes pasvarstymų turim būtent tokius pasvarstymus, kaip sakėt, leisti jau labiau apie asmeninius finansus konkrečiai ir veiksmas vyktų žiemą. Ir knygutė būtų mėlyna, čia labai svarbus motyvas. Knygutė yra geltona, dėl to, kad veiksmas vyksta vasarą. Ir jeigu veiksmas vyktų žiemą, jinai būtų mėlyna. Tai beje, irgi. Viską pagalvojat, kaip suprantu, tai labai smagu. Tai tos idėjos yra, bet realistiškai ar jinai bus ar nebus, mes nežinom. Tam reikia įkvėpimo, vėl jeigu kažką darai per prievartą, tai manau, gale darbas gaunasi netoks geras. Aš galbūt taip švelniai sukritikuosiu akademinį pasaulį. Jeigu akademikai yra verčiami rašyti straipsnius mokslinius, ten turi kažkiek per metus parašyti, tai tikriausiai tie straipsniai nebus tokie kokybiški. Versus, kai ateina mintis, tikras klausimas akademikui, kurį jis pats nori atsakyti. Tai tas pats yra, jeigu tas įkvėpimas ir kažkoks gera koncepcija, kuri mums tikrai labai patiks, neateis, tai tokiu atveju tada jos turbūt ir nebus. Ta prasme, mes per jėgą manau, kad nerašysime. Tai va, bet galbūt ateityje vėl galėsim pasikviesti jūs, nes tikrai labai smagu pasikalbėti. Šiaip, kadangi jau atkeliavot ir turit puikią galimybę ir tiesiog pareklamuoti, kur gauti šitą knygutę, kadangi tikrai įdėjot didelį darbą ir titanišką ir matau, kad realiai jūs dviese atlikot beveik viską, ką reikėjo, išskyrus tą spausdinimo dalį. Tai būtų, manau, klausytojams ir žiūrovams smagu išgirsti, kur galima įgyti šitą visą reikalą ir Tai yra berniukas ir paršiukas.lt, bet šiaip su mum galima susisiekti be kokiais metodais, skambint, rašyti, nežinau, indėnų dūmų signalai siūst, mes atsišauksime. Ir tokį dar išduosim, tai Kauno Urmo bazėje galima irgi rasti. Tai va, bet su mum bet kokiais kanalais susisiekti, mes visada atvyksime, padėsime ir žinoma parduosime. Bet berniukas ir paršiukas.lt paprasčiausiai ir lengviausiai galima pasiekti. Tai labai ačiū autoriams, labai ačiū Jūratei už nepabijojimą atvykti į šitą studiją, pasipasakojimą ir tikrai lauksim ir 2, ir 3, ir 4 knygos. O fakulteto žiūrovus kviečiu sekti mūsų Substack kanalą, prenumeruoti YouTube kanalą, aišku, visus socialinius tinklus, kokius tik turime. Tiesiog sekite įvykius ir manau, kad netrukus sulauksite daug gero, smagaus ir įdomaus turinio. Ačiū. Ačiū.
Visada ačiū.